Tai tikrai emocijos labai geros, ypač po tokios trasos, kaip reikėjo pakovoti ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai šiandien, bet atmosfera ir kitų palaikymas leido dar geriau pasijausti. Visą laiką čia iššūkis būna tas pats, 14 km toks įkalnė rimta, tai visą laiką ten tenka, kaip sakant, jau atiduoti visą dūšią ir jėgas. Na ir paskui, aišku, malonumas ir apdovanojimas lieka va tą nuokalnę jau čia bėgant link finišo. Ganėtinai tikrai sudėtinga yra, nes pirmoji dalis yra nuokalnė, o po to jau prasideda kalneliai, tai labai stipriai gal labiau su savim reikia padirbėti.